Kągi girdėjot Julių Kelerą, dabar išgirsit Ievą Gudmonaitę, kuri dabar, anksčiau tai sakydavom, baigė tą ir tą, dabar yra jau kitaip, reikia sakyti, kad Ieva Gudmonaitė pagal išsilavinimą yra tapybos bakalaurė. Tai va, be to dar viskuo užsiima ir fotografuoja, ir rašo esė, eilėraščius, ir prozą. Knygos dar nėra išleidusi, bet viskam ateina savas laikas. Ieva Gudmonaitė, prašom. Labas vakaras. Iš pradžių noriu papasakoti trumpai, čia atsakymas ir bus, nes atsakymas yra kažką papasakoti. Kodėl aš turiu kažką pasakoti, kas jau praėjo ir kas man nebesvarbu, nes mes užrašom kažkokią būseną, tai ją ir užrašai tada, kai jį yra, tai ją papasakoji. Dabar aš turiu pasakoti kažką, kas jau man visiškai nepraėjo, tai kaip aš kažkokią vasarą, kažkokį pamačiau stikliuką ant žemės ir čia yra apsakymas apie tą stikliuką, dabar ką aš kalbu, bet žodžiu, mes stovėjom prie tos stendės su knyga ir jis pasakė man, kad tokią citatą pasakė, kad medžiai poemos, kurias žemė rašo danguje, mes jos kertam, kad pagamintume popierių, kad užrašytume savo tuštybę. Tai va, aš čia šiek tiek tos tuštybės paskaitysiu. Iš tikrųjų, aš nelabai turėjau publikuoti tekstų, kad čia kažką galėčiau atsivežti. Radau kažkokią popierėlį užrašytą vienos vasaros patirtį ir dabar, kai skaito kūrinį, aš supratau, kad žmonės turi patirtį, jie rašo apie daug įvykių, čia kažkokia, pamačiau kažkokį stikliuką ant žemės ir apie tai prirašiau tos visus puslapius. Nebe stikliuką, bet šiaip pabandysime viską paskaityti, nes aš nenoriu šito teksto skaityti, bet man pasakė Mikalojus Vilutis, kad praeis 10 minučių ir viskas bus baigta. Tai. Teisingai pasakėte. Stovi ir jauti tave maloniai atakuojančių šviesos reiškinius, kažkokias aštrias sutelktis, kietasias dulkes turinčią sąmonę. Tai panašu, tarsi būtum vanduo ant tavęs lytų, pailgais ir aštriais, tarsi adatėlės lašais, paliečiančiais vandenį ir išnykstančiais. Stovėjimas prieš liepsnojantį kupolą buvo leidimas jam tekėti, o man stovėti ir nejudėti, nors iš tikro buvau judanti būtybė ir manėjimas keisdavosi daiktų formos ir padėtis, šviesa nuo vieno daikto staiga peršokdavo prie kito, o aš viską žiūrėdavau, kad niekam netimčiau buvimo, kad nuolat kurtųsi nauji pavidalai ir būtybės, kurios, būdamos vaizdais, staigiai dauginasi ir sluoksniavosi, einant kartais ir nespėjai to pajusti, nes ilgainiui daiktų slinkimas tampa tokiu įprastu dalyku. Ką jau čia bekalbėti apie viršų apačią, apskritai apie jų transformacijas regoje, apie tą lauką, kurį apima mūsų žiūrėjimas tiesiai. Ar tas laukas, tas mūsų išspinduliuojamas eteris yra apvalios formos, ar stačiakampiškos, ar dar kokios kitos? Jie teipsime akimis akidavių ribas, nupieštume ratą, tačiau pačio vaizdo vis vien nematome apskritimų. Jis krenta į tolį ir vis tiek turi ribas. Tačiau apibūdinti jį turinti kampus iš vis nedrįsčiau. Tai kodėl tada paveikslai yra stačiakampio formos? Gal tai kyla iš nesaugumo jausmo ir noro viską apibrėžti? Bet štai, nors aplink mane stačiakampiai, prieš akis kybo apvalus kupolas, kaip traukiantis akį savo formą, pusrutuliu, kuris atspindėdamas skliautų į visą miestą,
Jis kartu su visais pastatais, tarsi maži, tilpantis stačiakampiai rikiavos aplink aikštę ir tartum netvarkingai išmėtytos kaladėlės. Tada pagalvoju, gal ir iš jų tarsi išbirusių pastato dalių būtų galima pastatyti antrą tokią cerkvę, kuri atrodytų lyg veidrodis, tarsi purvinam veidrodį netyčia lūžtantis senosios atspindys, kuriuo lyg skrusdės ropotų namų, iš kurių dalių pastatyta cerkvė gyventojai. Ją būtų galima labai lengvai sugriauti ir tuomet liktų griuvėsiai primenantis miestą. O gal šitas miestas visas išskyrus cerkvę ir yra tos tariamai atspindėtusios organai vidus, per kurį einu tarsi būčiau kūno dalelė ar bakterija, krauju tekanti miesto arterijom, žvilgsnį tekant link vaizdo širdies, jei ji iš tikro nėra pačioje tinklainėje, auginanti gelmėje cerkvės vaizdą, gal tai sąmoniai susitelkė šviesulys, išleidžiantis akinantį spindėjimą, o cerkvės stogas tik atsitiktinis objektas, kurį jis sugeba apšviesti. Jei taip yra, tai ši jungtis, objekto apvilkimas dvasinė šviesa tai yra mitas, cerkvės stogą paverčianti sakrale, sudvasinta būtybė. Ir man tikriausiai reikėtų tai išjudinti, perkeisti, kad ta šviesa neužsibūtų viename objekte. Taigi patraukiu žvilgsnį nuo stogo, tačiau jis vis tiek nevalingai grįžta atgal. Akių vokai tarsi patys atsimerkia ir žvilgsnis lyg geležis prie magneto stipriai įsiskverbia į spinduliavimo šaltinį. Biškį paleidžiu. Ties pakeisti kryptį atsirado. Apačioje tarp bulkių ir žvyro pamačiau stikliuką, kuri švytėjo, atspindėdama saulės šviesą. Atsiklaupiau ant žemės ir prie jo priartėjau veidų, norėdama būti arčiau, tačiau besilenkdama užstojau šviesą, kurios buvimas stikliuke akys jau buvo kažkiek prisijaukinusios. Ir tą šviesos dingimo akimirksnį jaučiaus, tarsi gavusi saulės smūgį, kuris buvo šešėlio smūgis. Taip pat staigiai atsitraukiau ir saulės spindulį vėl užtvindė stikliuką. Tada supratau, kad šviesos stikliuke dingimo smūgis padėjo man užmiršti, tiek aš visas jį betrokštų žiūrėti į kupolą. Ir ta trauka pamažu sutekėjo į stikliuką. Ir dabar, ko gero, būčiau nepajėgusi atsitraukti būtent nuo jo. Tačiau tai nebuvo būtina, juk stikliuką galėjau pasiimti su savimi. Bet kai paliečiau pirštais, bandydama pakelti, supratau, kad tai kažkas užkasta po žeme. Tai sekretas, tik jis buvo kiek kitoks nei visi. Jo centre buvo paveiksliukas su cerkvės, į kurios kupolą žiūrėjau vaizdu, o aplinkui buvo pridėliota įvairių gėlelių. Stiklinis objektas, kuris visą tai dengė ir kuris dabar buvo prikaustęs mano žvilgsnį, buvo nudaužtas žalsvo butelio dugnas. Paveikslėlis ir visa, kas buvo po tuo stiklu, matės tik tada, kai pasukdavau galvą taip, jog ant jo nebekristavo šviesa, tačiau tuos momentus aš gan sunkiai atlaikiau, dėl to į paveikslėlį žvilgtėdavau jau gan retai. Ir iš vis mane pribloškė ir net kiek įsiutino paveikslėlis, juk tai buvo pasityčiojimas, vėl tas priminimas. Bet leisdama šviesai kristi ant stiklo ir neleisdama jam atsispindėti, užstodavau vaizdą ir jį beveik pamirždavau. Teks išardyti šį sekretą, nes niekur negaliu eiti be stiklo. Taigi besistengdama nesugriauti, po pačia esančios dėlionės atsargiai pirštais paėmiau stiklo kraštų, nepakreipdama jo, idant atspindys nedingtų ir mano rega liktų saugi. Paimu tą stikliuką, einu su tuo stikliuku ir tokia psichozė, einu su stikliuku ir negaliu nuo jo atitraukti žvilgsnį. Ėjau labai lėtai, stengdamas žiūrėti, kad ant ko nors neužkliūčiau ar neatsitrenkčiau, nors stikliuko vaizdas mano sąmonėje užėmė daug daugiau vietos, nei noras nepargriūti. Noras eiti buvo stipresnis už nugriuvimo baimę. Po mano kojomis lingo vieną kitą lėtai keičiančias asfalto plytelės, pro kurias kur nekur kalėsi žolių kuokštai. Kažkur man pro šoną praplaukdavo ir žmonių siluetai, tačiau iš juos nepažvelgdavau, nes negalėjau netrumpam atitraukti akių nuo stikliuko. Staiga supratau, jog mane supa didelė erdvė. Būsiu atėjus į aikštę. Pakėliau stikliuką,
kad galėčiau sekundį žvilgtelti į vietą, kurioje atsidūriau. Manyje staigiai išplito cerkvės vaizdas, įtemptame nuo kaitraus danguje, aplinkui aikštę besirikiuojantis pastatai, kurie palyginti su cerkve buvo nutolę ir tamsus ir reikalingi tik tam, kad žymėtų, kur yra horizontas, kad miestiškai skirtų žemę nuo dangaus, kad cerkvė neišsisklaidytų nežinomame tolyje. Ir tada man pasirodė delne saulutė ir tik lytėjimas dar bylojo apie kažkokį daiktiškumą, jausdama nuo delno iš šviesos jau stipriai įšilusi stiklą. Ir tada pamažu iš ekstatiško patyrimo cerkvės vaizdui virstant paveiksliuku į mane pradėjo plūsti tai, kas kitoje vaizdo pusėje, tai, ką jis savotiškai pramušė ir metė tarsi monetą, kurios kitoje pusėje atsivėrė didžiulė erdvė. Link altoriaus, link komunijos dalintojo, laikas einant atrodė prailgęs iki nesuskaičiuojamos trukmės, palubėmis beprasmiškai laksantis žvilgsnis, sutelkiantis marmurinius angelus ir milžiniškas liustras, užsimerkus. Visada pastebėdavau, jog žvilgsnis sutelkiantis marmurinius angelus, jog žvilgsnis tenkinasi architektūriniais kupolo manevrais, o ne koncentruojas į įvyksantį slėpinį, sunkiai pakeliamas šurmulys, kojų trepsėjimas ir skardus vaikų šūksniai. Viskas tampa dalimi. Ir tada aš verkiu, mano veidas dega ir aš galvoju pabėgti, prie manęs artėjant skriturėlį, krisinčiam iš kunigo rankų. Kai jie bus arti, veidas į veidą ir amen, komunijos metas vienintelis būdas pažvelgti kunigui į akis. Jau kelia komuniją, galiausiai jį paliečia lūpas ir tada aš suprantu, jog tai, kas jau beveik mano burnoje, yra stiklas. Išsigąstu ir mano rankos trūktelėdamos išmeta stiklapūnį. Tik po kiek laiko atsipeikėjus supratau, jog bandžiau į burną įsidėti sekreto stiklą. Jis nukrito ant žemės ir pažiūro į daugybę smulkių dalių. Puoliau paniką, juk tai buvo vienintelis mane maitinantis šviesos diskas. Pritūpiau prie žėrinčių stikliukų, dar bandydama sugauti juose besisklaidančią šviesą. Nė vienas stikliukas taip nespindėjo, kad galėtų išpildyti šviesos trūkumą. Visi kartu jie lyg ir sugebėjo pamažu išskleisti prarastą spinduliavimą. Tačiau tam, kad jį sugerčiau save, negalėjau žiūrėti vieną kurį stikliuką. Žvilgsnis turėjo aprėpti visą vaizdą, krisdamas kažkur į tarpus tarp šviesos taškų, nusėjusių sutrūkinėjusią aikštės betoną, tapusi dangaus skliautu su ištisais žvaigždynais. Ačiū.